Sveiki gyvi, šonkauliukų mėgėjai. Atėjo pavasaris, saulė šviečia, kaip sakant, į lauką kviečia. Šiandien gaminsim šonkauliukus, pjaustome svogūnus pusiau žiedais. Savo kanale pradėsiu naują rubriką, pavadinkime ją gal taip įdomiai. Svetimų receptų testavimas, ragavimas, dar nesugalvoju iš tikrųjų kaip pavadinsiu, sukursiu atskirą playlistą. Pamatau išties labai daug receptų tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tiek kituose socialiniuose tinkluose. Ir kartais man norisi juos paragauti ir pasižiūrėti, ar tai yra tiesa, ar tiesiog kažkoks tai neteisinga skleidžiama informacija. Taigi šiandien šonkauliukai iš Gruzijos. Pjaustome svogūnus. Sudėjome į bliūdą svogūnus ir dedame druskos. 2,5 šaukštelius arbatinius. Dabar reikia viską gerai patraiškyti, kad svogūnai paleistų savo sultis. Čia truputėlį panašu man iš šašlykų receptą, kurį irgi esu daręs savo kanale. Vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į receptą. Šonkauliukams nuplėšime plėvelę. Esu tą jau rodęs ne vieną kartą. Nuorodas apie šonkauliukų receptus taip pat paliksiu savo vaizdo aprašyme. Šio video aprašyme. Dabar supjaustom šonkauliukus po vieną kauliuką. Na, jūs turbūt esate jau ne vieną kartą darę. Tai manau, čia didelio dėmesio ir mes jums nerodysim. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, svogūnai paleido skystį, tai daugiau minkyti jų ir nebereikia. Reiškia, jie paruošti. Dabar į svogūnų bliūdą keliauja česnakai. Mes dedam visą galvutę, jūs gali daugiau, mums užteks. Dedame graikišką jogurtą. Visą indelį. Dedame dabar dar adžikos pusę indelio. Jeigu labai aštriai mėgstate, galite dėti daugiau. Dabar viską gerai permaišom, kad visi mūsų ingredientai susiženytų. Šonkauliukai keliauja į mūsų marinatą. Sudėjus šonkauliukus reikės viską gerai išmaišyti, kad kiekvienas šonkauliukas pasidengtų marinatu. Pabaigai uždengsime dangčiu ir šonkauliukai keliaus į šaldytuvą. Geriausiai parai, minimum 10 valandų. Manau, čia jau viskas aišku. Susitiksime rytoj. Antra patiekalo gaminimo diena. Nuimame svogūnus nuo mėsos, nuo šonkauliukų. Mums svogūnai dar bus reikalingi, bet kol kas mes juos nuimsime. Marinavosi mėsa lygiai 16 valandų. Šiaip reikėtų gal 24 valandas palaikyti, bet manau, nuo to skonis nebus prastesnis. Dabar paimsim keptuvę, suglamžom popierių ir užtiesiam kepimo pergamentų keptuvę. Iš esmės tai turbūt galima to nedaryti, bet mes tinkim keptuvę plauti. Mes darom taip, mums tai patinka. Likusius svogūnus nuo šonkauliukų dedame ant keptuvės dugno, atsiprašau, ant keptuvės ir padarom tokį patalą svogūnų. Išlyginam, kad būtų tolygus sluoksnis. Dedam šonkauliukus, mūsų šonkauliai labai mėsingi. Dažnai klausimai, kiek laiko kepti. Čia priklauso nuo mėsos kiekio. Jeigu šonkauliukai tokie pliki, tai kepama iki valandos. Mūsų atveju, aš manau, gali tekti nuo 1,5 iki 2 valandų. Gale vaizdo įrašo pasakysiu, kiek laiko kepėm šiuos mėsingus, gruziniškus šonkaulius.
Apkirpkime nereikalingą popierių. Ir uždenkime keptuvę foliją, kad šonkauliukai būtų sultingi. Aš manau, ir taip jie bus sultingi, troškinti, pasileis savo sultis. Kągi, susitiksime prie grilinės terasoje. Vos nepamiršau, noriu priminti, dar padarykite keletą skilučių, kad išeitų vandens perteklius, išgaruotų. Atsidarome grilinę ir statome šonkauliukus. Taip išcentruojam ir uždarom. Ir ateisim po valandos pažiūrėti, kas čia mums gaunasi. Prabėgo pusantros valandos, nuimsime foliją. Nu, kažkoks įdomus čia, man atrodo, vaizdas bus. Dabar folijos mums nereikės, bandysim juos truputėlį paskrudinti. Tai visus šonkauliukus laiks nuo laiko vartysime ir dar, manau, kokį pusvalandį gerą pakepsime juos. Vėjuota lauke, tikiuosi mane gerai girdite, tuo pačiu mikrofoną patestuosiu. Šonkauliukai iškepė, keliaujam namo, netrukus testuosime, paragausime. Iškilmingas momentas, kaip visuomet patikrinsiu, ar iškepė pilnai šonkauliukai, ar iškinate kauliukai. Nu, kauliukas pagal mane tuoj iššoks į lėkštę ir mes paragausime mėsytės. Valgom su bulvių košė, tai košės net neragausiu. Aš žinau, kad košė ir taip skani. Nu, paragaukim kartu su jumis. Visus kviečiu prie stalo, taip pat ar skanus gabalėlis mėsos. Tirpsta burnoje. Tikrai nuostabus šis receptas. Skanus, jaučiasi adžikus skonis. Jūsų negaišinsiu, šeimos nekankinsiu. Visiems linkiu gerų šonkaulių. Nepamirškit prenumeruoti, įvertinti šitą vaizdo įrašą. Likite sveiki, laukit naujų vaizdo įrašų.